Labadiena! Šiandien tęsėme mūsų vaizdo konferenciją skirtą Tarptautiniai verslumo savaitei, kurią organizuoja Verslo žinios kartu su Jungtinių Amerikos valstijų ambasada ir ISM universitetu. Ir šiandien mūsų svečiuose, kaip matote, du Lietuvos inžinieriai, Vytenis Buzas ir Laurynas Mačiulis. Jie ko gero įeis į Lietuvos istoriją dėl to, kad sukūrė pirmąjį lietuvišką palydovą Lituanica Sat1. Ir šiandien jie jums papasakos, kaip galima savo idėją nuskraidinti į kosmosą. Labą dieną. Labas vakaras. Tai ar galite papasakoti nuo pat pradžių, kaip jūs kūrėte ir kaip apskritai kilo idėja sukurti palydovą ir išleisti jį į kosmosą? Pati pradžia tai buvo maždaug prieš 1,5 metų, 2012 metų vasarą, kai mes su kolega Laurynu atsidūrėme NASA Ames tyrimų centre Kalifornijoje. Ir ten, aišku, važiavom truputėlį kitais tikslais, nekurti palydovų, bet užsiimti panašią veiklą. Ir tiesiog amerikiečiai mums pasiūlė pakankamai pigiai ir greitai patekti į kosmosą. Tai ta idėja tiesiog gimė tada, kai atsirado galimybė konkreti. Būtent Lituanica Sat1, po to dar kurį laiką galvom, kaip čia pavadintą palydovą ir panašiai. Ir paskui Laurynas tikriausiai, kiek pamenu, pasiūlė, sako, bus 80 Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą, tai pavadinam Lituanica Sat1. Ne tai buvo. Kitai buvo. Seniai buvo pamiršom. Aš atsimenu, mes važiavom kažkada su draugais, Vytenio pažįstamais, mašinai San Franciską ir vienas, reiškia, iš draugų sako, iš tikrųjų, gera idėja, sukurkit palydovą, pavadinkit Lituanica ir pirmyn į kosmosą. Tai kažkaip man tas įstrigo. Aš pagalvojau, kad tai bus gražus pavadinimas, kartu pagerbiantis ir mūsų tautai svarbų įvykį. Ir tada ir buvo jau nuspręsta, kad toks ir turi būti pavadinimas. Tada tiesiog reikėjo sugalvoti dar, kaip jį sukosminti šiek tiek. Tada sugalvojau, kad turi būti gale Sat. Ir dar šiek tiek ir numerį reikėjo uždėti. Jo, nes mūsų idėja buvo, kad tai nebūtų pirmas ir paskutinis palydovas, bet kad tai būtų pradžia, nauja pradžia mūsų kelionės kosmose, mūsų kosmoso tyrimų programos pradžia. O sakykit, kaip būtent prasidėjo pats kūrimas? Spėju, kadangi, gerai, jūs sakote, kad buvote ten toli, NASOje, bet neužtenka vien tik tai kažkokių gražių žodžių susitarimų. Tai ar galite papasakoti apie patį jo gamybos procesą ir taip pat, kaip gavote būtent finansavimą, nes ko gero vien tik tai iš savo lėšų tokio projekto tikrai nesuorganizuosi. Pati pradžia tai buvo, kaip ir priklauso visoms idėjoms, kurios prasideda, liaudiškai tariant, nuo nulio, tai pati pradžia buvo planas ant servetėlės. Iš tikrųjų, sėdėjom su savo stažuotės vadovu Marku ir kaviniai gėrėm kavą ir tiesiog ant servetėlės pradėjom braižyti planelį. Nuo ko viskas, maždaug kokių dalykų reikia, kokia komanda, kokie žmonės. Tada, aišku, iš to jau pereini į finansus ir susidarai planą, jie, aišku, tada skleidi smulkinį ir pamatai bendrą vaizdą, ko reikia. Ir iš tikrųjų pagal tai kaip ir bet koks projekto vykdymas tikriausiai pradedi rankio to, ko trūksta. Tai, aišku, turbūt šitas projektas to įdomus ir buvo, kad nebuvo finansavimo iš anksto skirto visam projektui, nebuvo tokio, čia yra biudžetas, konstruojam palydovą. Lygiagrečiai dirbom. Techninė komanda lygiagrečiai dirbo ir dirbo ta rinkodarinė, sakykime, komanda, kuri ir pinigus pritraukinėjo ir bandė taip vystyti projektą, aišku, tai ir viešinimas eina ir visi kiti dalykai. O sakykite, ar galite pasakoti plačiau, kadangi vis tiek tai projektas, kuris yra skirtas verslumui skatinti, kokiais būdais ieškojote investuotojų su tokia netradicinė idėja, kuri neaišku, būtent jeigu, pavyzdžiui, investuotojai, jie deda investicijas ten, kurie tikisi gauti kažkokią tai grąžą, o kaip buvo jūsų atveju? Mūsų atveju mes su kolega irgi ir su daugeliu kolegų, kurie šiuo metu yra komandoje, užsiimam tam tikrą inžinerinę veiklą. Ir pats lėšų ieškojimas, pritraukimas iš pradžių ir pradeda tikriausiai vykti nuo tų kontaktų, kuriuos turi.
Tai mes konkrečiai turim idėją, matom, kaip ją reikia išskleisti, kaip ją reikia įgyveninti, na ir žiūrim, ko reikia ir tokiu būdu pradėjom ieškoti. Iš panašių sričių žmonių ieškojom, bet iš tikrųjų visais įmanomais būdais, nes patirties tokios, pradedant panašų projektą nuo nulio, tikrai niekas neturėjom, tuo labiau mažas kosminis laiviukas ir įdirbom tikrai pačiais įvairiausiais, bandėm visas įvairiausias galimybės. O kurios iš tų galimybių pasiteisino? Pasiteisino iš tikrųjų, galbūt tie žmonės, kurie investavo į mus, nekalbu vien tik tai apie lėšas, tai ir laikas investuotas į mus iš tikrųjų, nes labai žmonės daug padėjo, nebūtų tos komandos, nebūtų buvę į ką remtis, tai mes nebūtume to padarę. Iš tikrųjų, tie žmonės investavo į tą bendrą infrastruktūros kūrybą. Tai reiškia, kad investavo į tai, kad mes galėtume vykdyti panašius projektus ateityje. Šiuo metu mūsų vienas iš tikslų buvo sukurti infrastruktūrą, sukurti komandą, sukurti infrastruktūrą, apjungti universitetą, akademiją, verslą ir tiesiog pasiruošti dirvą, pradėti brandinti dirvą ateities projektams, iš kurių bus galima ateityje ir normalius tikriausiai pinigus užsidirbti ir iš to gyventi. Teikti paslaugas, teikti komponentus ir panašiai. Iš tikrųjų, gal net aš galvoju, kad vienas svarbiausių dalykų, kuris privedė prie sėkmės, yra tas, kad mes bandėm paaiškinti visiems žmonėms, ant kiek tai yra svarbu iš tikrųjų mūsų tautai, kad tai yra naujas istorijos puslapis, kad tai yra mūsų tautos pasididžiavimas, kad mes galim tai padaryti. Tai yra kaip įkvėpimas, tai gali būti kaip ir Darius ir Girėnas Hirgis, taip ir kelionė į kosmosą taip pat gali įkvėpti žmonės. Taip. Ir finansavimo pritraukimas tai buvo ilgo, sunkaus darbo rezultatas. Visų pirma, reikėjo daug darbo įdėti, kad skleista žinia, nes mes galėjom sėdėti su Vyteniu užsidarę garažą kažkokiam konstruoti, bet kas iš to? Visų pirma, tu turi parodyti, kad tai yra svarbu, kad tai, kad tu darai, yra iš tikrųjų verta daryti, kad tai yra svarbu žmonėm kitiem, ne tik tau, bet visai tautai. Ir taip žmonės pas mus tai pradėjo eiti. Iš pradžių atsirado be abejo tie, kuriem tai patiko iš techninės pusės, ne kaip projektas, kaip techninis. Bet analogiškai lygiagrečiai pas mus atėjo ir žmonės, kurie, sakykime, yra dirbę kosmoso pramonėje, Amerikos lietuviai, kurie jautė, kad tai yra svarbu, suprato, kad tai yra svarbu ir jie mus šiek tiek paremė. Taip pat žiniasklaidos priemonės padėjo, tai konferencijos, pranešimai, viskas, kiekvienas žodis, kurį mes skleidėm, jis nenuėjo į niekur, vis tiek kažkas, kas tą tikslinę auditoriją išgirdo. Ir taip susibūrė tas tinklas žmonių, ta visa komanda, kuri ir sukūrė, kuri įgyvendino šitą projektą. O sakykit, kiek žmonių sudaro jūsų komanda šiuo metu? Šiuo metu branduolys yra 7 žmonės. Per visą tą laiką, sakykime, nežinau, galbūt negalima vadinti, kad atsisijojo, bet tiesiog į tokį kumštį susispaudė 7 žmonės. Iš pradžių buvo, bendrai projekte dalyvavo daugiau žmonių, bet tiesiog, kaip ir minėjau, toks branduolėlis, ašis, apie kurią viskas sukosi, yra apie 7 žmonės, kurie, sakykime, projektavo, kūrė ir darė tą pagrindinį darbą, sujungė visus komponentus ir aišku aplinkui žmonės, mūsų rėmėjai, specialistai, konsultantai, kurie mums padėjo tas idėjas bendrai kurtas įgyvendinti. O sakykit, jei nepaslaptis, koks būtent buvo jūsų palydovo Lituanicas At1 biudžetas? Kiek kainuoja iš tikrųjų imti, sukurti ir išleisti į kosmosą palydovą? Sunku, žinokit, iš tikrųjų pasakyti. Didžiąją dalimi, apie 80% projekto žmonės prisidėjo tiesiog iš geros valios. Aišku, mes viską skaičiavom, ataskaitas rinkom, kūrėm. Ir apie 80% tai yra žmogaus laikas, bet aišku buvo dalykų, kuriuos tiesiog reikėjo nupirkti, komponentai. Tai iš esmės kaina gavosi turbūt, Laurynai, panašiai kaip ir vidutinė rinkos kaina komponentų tokio palydovo. Sakykime, visą tą
geležinę dalį sukurti, tai yra apie 200 000 litrų. Bet jau čia tikrai pati geležis, patys komponentai. Tai va, ar įsivaizduokit, tai yra apie 20-30%, jeigu toks projektas būtų komercinis. Čia gal yra du dalykai. Kuomet klausia, kiek kainavo biudžetas, galbūt žmonės stebėsi, kodėl mums taip sunku atsakyti. Dėl to, kad, kaip ir minėjo Vytenis, didelė dalis šito palydovo buvo sukurta savanoriškai, taip. Ir mes negalime vertinti, tai yra, mes neturim teisės netgi vertinti kitų žmonių, jų indėlio darbo, kiek jis kainuoja. Mes nežinom, kiek jis kainuoja. Bet be abejo, kai mums reikėjo tam tikrų komponentų nusipirkti iš užsienio, kurių Lietuvoje nebuvo, tai standartiniai elektronikos komponentai, kaip ir visa kita elektronika. Tai nėra jokia paslaptis, kad vidutinė CubeSat tipo palydovų kaina yra maždaug apie $50 000 vieno tokio dydžio. Bet vėlgi tai priklauso nuo to, kuri dalis komponentų yra perkama, kuri yra kuriama. Jeigu žmonės kuria, sakykime, studentai kuria studijų metu, jie už tai neima pinigų, tai yra jų studijų proceso dalykas, taip, jie tai daro už dyką, tai be abejo tai nekainuoja nieko pats kūrimas, kainuoja tiesiog tie komponentai. Mūsų atveju labai didelė dalis buvo padovanota, taip. Ir dėl to mes iš tikrųjų netgi nedrįstam vertinti, kiek kainuoja. Mums tai yra neįkainojama praktiškai, nes tai yra mūsų svajonė, kurią mes net neskaičiavom, kiek tai kainuoja. Mūsų tikslas buvo ją įgyvendinti. O sakykit, šiuo metu, kurioje projekto stadijoje yra jūsų palydovas? Jis jau yra pabaigtas, pristatytas amerikiečiams maždaug prieš savaitę su trupučiu kompanija NanoRex, kuri yra tarpininkas paleidimo, padarė testus, kuriuos buvo būtina padaryti ir atidavė NASA'ai. Tai grubiai tariant, mūsų palydovas jau yra sumontuotas į konteinerį, iš kurio bus paleistas ir jau yra montuojamas į raketą, kurį iškels į kosmosą. Techninė dalis yra pabaigta. O sakykit, tai kada jau galima tikėtis, kad jis bus išleistas į kosmosą? Gruodžio 16 dieną yra planuojamas raketos skrydis į tarptautinę kosminę stotį, o iš tarptautinės kosminės stoties, kada bus paleistas į atvirą kosmosą, jau yra šioks toks klaustukas, kadangi viskas priklausys nuo kosminio eismo. Tai iš tikrųjų sprendimas bus priimtas NASA ir tarptautiniu susitarimu, sakykime, bus tam tikras tarpas, kada į tarptautinę kosminę stotį neskris jokios transporto priemonės, nei žmonės grįš, nei kažkokie kroviniai kils į tarptautinę kosminę stotį ir tada, kai tas langas atsiras, tada bus paleisti palydovai. Tikimės, kad kuo anksčiau. Jeigu labai pasiseks, tai gal dar tarp kalėdų ir tarp naujų, bet čia nelabai turbūt realu. Greičiausiai kitais metais jau jie bus paleisti į kosmosą atveju. Gerai, supratau, bet kaip tik gavome nuo mūsų žiūrovo klausimą ir gavome anglų kalbą. How do you work in a team? What have you learned about teamwork? Tai reikia suprasti, kaip jūs dirbate komandoje ir ko išmokote apie komandinį darbą. Laurynai, išmokom iš tikrųjų begalės dalykų. Praktiškai pasvėrėm, praktiškai prisilietėm prie visų teorinių dalykų nuo projektų valdymo, vadybos iki mažų smulkių techninių dalykų. Tai iš tikrųjų didžiulė patirtis, išmokom dirbti komandų, stengiamės, aišku, dar eksperimentavomės ir su, be abejo, kaip ir kiekvienoje komandoje turi būti valdymo struktūra, tai stengiamės išlaikyti viską kuo plokščiau, sėmėmės kaip ir patirties iš amerikietiškų kompanijų, pirmųjų Amerikoje atsiradusių, kurios užsiėmė aviaciją ir kosmoso inžineriją. Na ir eksperimentavom iš tikrųjų. Tai praktiškai visiškai natūraliai susiklostė komanda. Turėjom, aišku, pritaikyti vieną dalyką, nuolat tikrint turėdavom vieni kitus. Sakykime, kiekvieno žmogaus darbą dar du žmonės turi patikrinti, kadangi negalim, tarkim, atlikti užduočių, padaryti klaidos, jos palikti ir po to taisyti. Mes turėjom iš karto, sakykime, užduotėlę padarom iš to bendro plano ir jie tikrinam. Ir keli žmonės patikrina ir tada jau žengiam kitą žingsnelį einam toliau.
Tai iš tikrųjų čia toks buvo eksperimentinis dalykas. Man iš tikrųjų asmeniškai tai buvo sudėtingiausia turbūt galutiniai projekto fazėje, nes projekto pradžioje, kuomet dar buvo tempas lėtas, kuomet dar nebuvo aiškiai ateitis, nebuvo aiškaus finansavimo, viskas buvo daroma, sakykime, iš lėto, buvo projektavimo etapas vyko lėtai, buvo, iš pradžių vyko, sakykime, tokio kaip klubo pavidalu tas kūrimas, tiesiog mes subūrėme grupę, socialinę grupę, sakykime, tinklą virtualioje erdvėje, sukūrėm konferenciją elektroninio pašto ir ten mes priiminėjom, tai buvo atvira grupė, ją galėjo, kas nori, kas domėjosi, visi prisijungti ir mes kvietėm žmonės iš visur, ne tik iš Lietuvos, tarp kitko, iš užsienio gyvenantis lietuviai prisijungė. Ir vyko idėjų apsikeitimas, vyko diskusija ir aš manau, kad tai leido mums iš tikrųjų subrandinti tą koncepciją, subrandinti idėją, tą techninį projektą. Bet šiek tiek tapo sudėtingiau tuo metu, kai jau atėjo metas iš tikrųjų kritinis, kuomet reikėjo būtinai atlikti darbus, padaryti, o visi tie žmonės, jie dirbo laisvalaikiu, visi jie turi šeimas, visi jie turi darbus, taip pat ir mes. Ir reikėjo dirbti vakarais po darbo, visi ateidavo pavargę, norėdavo miego. Ir tuomet buvo sunkiausia iš tikrųjų, tu žinai, kad tu turi spausti juos, nes reikia padaryti. Kartais kai kurie galbūt ne visada žmogus kai kurie suprasdavo tą atsakomybę. Bet aš manau, kad viskas buvo paremta pasitikėjimo principu. Mes vieni kitais pasitikėjom, mes tikėjom savo komandą, mes tikėjom, kad mes galim tai padaryti ir tai iš tikrųjų buvo didžiausias sėkmės garantas, nes visi juk dirbo savanoriškai, nieks už tai pinigų neėmė. Dėl to tik tai pasitikėjimo dėka, aš manau, nes mūsų komanda įvykdė tikslą. Ir aišku, aistros šiek tiek, visi buvo pamišę kažkiek. Savo srity. Turi būti kažkiek pamišęs iš tikrųjų, nes anksčiau ir vėliau ateina laikas, kuomet pasidaro iš tikrųjų labai sunku. Ir tu turi būti šiek tiek crazy, kad įgyvendintum tai. Nes tie, kas tuo momentu, kuomet buvo iš tikrųjų sunkus etapas, tai tie, kas netikėjo, kas buvo silpni, jie ir paliko komandą ir išėjo. Matome, kad praėjote tikrai nemažai. Ir čia dar vienas mūsų žiūrovas klausė jūsų, kokius patarimus turėsite kitiems kūrėjams? Pirmiausiai biudžetas. Iš tikrųjų, kai tik pradėjom projektą, mes nežinojom, mes tik tai nagrinėjom patirtį kitų šalių. Vakaruose tokio tipo palydovai yra labai populiaru. Pas mus yra čia dienai naujiena, bet sakykime Amerikoje, vakarų Europoje, kiekvienas techniškas universitetas, čia yra kaip būtinybė bent jau sukurti ar bent jau turėti komandą, kuri kūrė panašius palydovėlius. Tai yra standartizuotas dalykas ir žmonės tuo turi užsiimti. Ir iš tikrųjų dažnai ir per konferenciją susidurdavom ir taip humoro forma sakydavo, pirmiausiai biudžetas. Jeigu nėra biudžeto, nepradėkit projekto. Tai mes dabar tą galim patvirtinti iš tikrųjų, nes labai po to visas veiksmas vyksta nutrūktgalviškai. Tu žinai, kad turi įgyvendinti planą, matai, ko trūksta ir tuo pačiu metu turi stumti ir techninę dalį ir turi stumti tas spragas, sakykime, kamšyti biudžetą. Aišku, patirtis tai vienareikšmiškai, nežmoniškai. Labai daug patyrėm gerų dalykų. Aš tai turbūt siūlyčiau įsidėmėti vieną formulę, kurią aš manau šio projekto metu aš savo pasitvirtinau dar kartą, kad produkto arba paslaugos, kas tai bebūtų, ką tu kuri, jos performances, sakykime, jos galimybės, laikas, per kurį tu gali tai padaryti ir kaina, jie yra vienas nuo kito priklausomi. Jeigu tu nori greit kažką padaryti, tai be abejo, tu žinai, kad tu negalėsi tai padaryti taip gerai, kaip tu nori kartais. Ir tu turi realiai suvokti. Realus savo galimybių ir tikslų suvokimas. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu, kuomet eina kalba apie komercinius projektus. Mūsų projektas buvo, aš sakyčiau, toksai
svajokliškas, avantūristiškas iš pradžių, jisai buvo idėjinis, mes tiesiog, tai buvo svajonė, kuri mus vežė daryti ir mes praktiškai sukūrėm tą palydovą už dyką, iš savo kišenės, iš dovanotų, paaukotų pinigų ir detalių kitų. Bet galvojant apie verslo modelį šitoj rinkoje, be abejo reikia atsižvelgti į kitus dėsnius, reikia atsižvelgti į tai, kad tas darbas iš tikrųjų daug kainuoja, kad tai užtrunka laiko, investicijų ir reikia iš tikrųjų tą atsižvelgti. Ir dar galiu pritart Laurynui, kad iš tikrųjų žengiant per nežinomą žemę pirmą kartą, tai reikia tiesiog nusiteikti, kad padirbėti reikės iš peties. Nes buvo tokių situacijų, kad ten ir per naktis dirbom tiesiog. Reikia, čia į tą formulę toks kaip ir toj formuliai Lauryno pasakytoj galėtų būti kaip daugiklis, koeficientas, tai nusiteikimas darbui. Tai čia maždaug. O jeigu kalbant apie pačių tokių palydovų kūrimą, tai nėra iš tikrųjų CubeSat buvo sukurtas tam, kad jį galėtų padaryti netgi moksleivis. Tai nėra aukštoji materija, aukštoji matematika ar kas tai bebūtų super mokslas, bet kas gali iš tikrųjų nusipirkti komponentai CubeSat palydovų yra prieinami visiems, jie nėra labai brangus, jeigu bus prieinama kūrybinį procesų, tai yra, kad viskas bus kuriama, reiškia, visi komponentai bus kuriami. Tuomet be abejo turi atsižvelgti, kad turi surinkti iš tikrųjų gerą komandą ir turi surinkti komandą, kurioje bus įvairių disciplinų žmonių, arba jeigu tu nori tai vienas padaryti, kaip vienas Pietų Korėjos menininkas sugalvojo sukurti savo palydovą. Tai jisai irgi, pavyzdžiui, sukūrė, bet jisai dirbo 7 metus maždaug, bet jis irgi vežė svajonę, jis norėjo turėti savo palydovą asmenį. Ir po 7 metų jisai galų gale, šiaip netaip sukūrė palydovą, surinko pinigus, jisai pardavinėjo maikutės su savo meno kūriniais ir taip rinko pinigų savo svajoniai ir galų gale pasiekė. Tai rodo, kad kartais, jei nori pasiekti kažką, turi svajonę, tai pinigai nėra kertinis dalykas. Jeigu tu tai iš tikrųjų pasiryžęs eiti iki pat galo, kad ir pusę gyvenimo. Tai pavyzdžiui, jo palydovas kurtas 7 metus jis dabar neveikia kosmose, bet aš manau, kad jis vis tiek patenkintas, nes jisai savo svajonį gyvendino, jis leido palydovą. Taip, kad turbūt svajonė irgi svarbu. Reikia jausti, ko tavo širdis nori. Tu turi mylėti tai, ką tu darai. Tai irgi svarbu. Gerai, ir turime dar kelis klausimus iš mūsų žiūrovų. Čia klausė jūsų. Ar yra kas nors, ką jūs būtumėte norėję turėti kaip savo savybę anksčiau, kurios iš tikrųjų neturėjote, bet įgijote per viso šio proceso metu? Čia klausimas pakankamai filosofinis. Mano asmeninė nuomonė. Žmogus mokosi, žmogus įgyja naujų savybių, bet per tokius dalykus, sakykime, per tokius avantūristiškus dalykus žmogus tik tai gauna šansą išryškinti tam tikras savo savybės, kurios būtent tuo metu jam yra reikalingos labiausiai. Mano tai yra nuomonė. Aišku, išmoksti to lankstumo, nes bet kuriuo atveju tave priverčia spręsti tam tikras netikėtas situacijas. Tai praktiškai buvo įvairių etapų, sakykime, projekto metu. Viskas truko apie 1,5 metų, bet buvo etapų, kada 2 mėnesius, sakykime, situacija keičiasi kiekvieną dieną ir tu vėl turi naujų iššūkių ir naujų užduočių. Buvo etapų, kada, sakykime, keletą mėnesių tu tiesiog žinai, kad dabar turi ramiai dirbti ir paskui jau vėl ateisi į kitą etapą, kur tau vėl kažkaip tai reikės, liaudiškai tariant, viniotis. Tai taip, tam tikros savybės, bent jau mano asmeninės, tai aš tik tai sustiprinau tai, kad turėjau anksčiau, vadinkim. Nežinau, ar aš turėjau daug ar mažai, bet aš sustiprinau tai, kad turėjau. Nežinau, kaip kiti kolegos, turbūt visiems patirtis kažkiek skirtinga buvo. Laurynai, kaip tau? Aš manau, kad turbūt mes nepasikeitėm, mes tik tai supratom eilinį kartą, kaip ir turbūt kiekvienas žmogus supranta kažką
didingo atlikę svarbaus savo gyvenime, pasiekė savo tikslus, kad supranta, kad iš tikrųjų kartais atrodo, kad lietuviai yra pesimistai ir nieko netiki savimi, o žvelgiant dabar į istoriją, iš tikrųjų, tu matai, kad svarbiausia yra atkaklumas ir svarbiausia, kad nenuvertinti savęs iš tikrųjų. Ir atkaklumas, užsispyrimas yra labai svarbu iš tikrųjų. Ir aš pavyzdžiui, žvelgdamas atgal dabar suprantu, kad ir ateityje vadovausiuos tuo, kad iš tikrųjų reikia būti atkakliam, reikia ryžtingai siekti savo tikslą. Ir dar vienas mūsų žiūrovas klausė jūsų, kaip tokius projektus vertina rimtos kosmoso agentūros? Teigiamai. Iš tikrųjų tik tai teigiamai. Ir sveikina ir mus, pasiekus savo tikslą, vadinkim, kaip kažkada diskutavom, pats palydovo paleidimas, jisai galbūt yra jau tokia, vaizdžiai tariant, žvakutė ant torto. Nes visa esmė, mūsų tikslas buvo sukurt pagrindą po kojom, kad mes galėtume ateityje judėti toliau. Tai mes iš esmės tą tikslą ir įgyvendinom tikslą įgauti patirties, sukurti infrastruktūrą, žinias perduoti universitetui, tokią svajonę irgi turėjom. Na, dabar tiesiog liko kaip ir toks paskutinis išbandymas, paskutinis testas technikos, paleidimas į kosmosą ir ryšių užmezgimas. Kaip žinia, kad buvote NASA, jūsų palydovas jau yra pakeliui į kosmosą, tai pasirodėte, kad esate gabūs ir būtent talentingi inžinieriai, tai gal sulaukėte kokių nors įdomių darbo pasiūlymų, dirbti užsienyje, perėti kitur, prisidėti prie kitų projektų? Pasiūlymų kol kas dar neskaičiuojam dešimtimis, bet iš tikrųjų mano vėlgi nuomonė asmeninė, galbūt profesionalai arba profesionalisti žmonės su didesnė patirtim sakytų kitaip, bet svarbiausia varomoji jėga yra žmogaus noras, vidinis noras. Jeigu jisai norės nuskristi į kosmosą, jisai kažkokiu būdu ten pateks. Bet tiesiog reikia stipriau arba dar stipriau norėti. Tai jeigu žmonės, mūsų kolegos ar tie, tarkim, kas anksčiau gal ir nebuvo susidūrę su tokiais dalykais, labai užsimanytų, vadinkim, dirbti NASOje, kodėlgi ne? Tenai taip pat žmonės dirba, mes įsitikinam. Gerai. Aš manau, kad dar gal pratęsiu. Kosmoso agentūrų požiūris priklauso iš tikrųjų nuo to, kokios šalies kosmoso agentūra tai yra. Tokios šalis kaip Japonija, JAV, kurios deda didžiulės lėšas investicijas į švietimą, į mokymą, į praktinį mokymą, tai ten yra labai didelis dėmesys skiriamas tokiam mažiem palidovam. Rytų šalyse, sakykime, Kinijoje, Rusijoje, nors tai yra galingos kosmoso valstybės, ten tarp kitko labai mažas yra susidomėjimas. Taip kad čia turbūt yra mentaliteto klausimas šalių valstybės politikos. Ir turime dar vieną mūsų žiūrovo klausimą. Ar planuojate kurti antrą palydovą, iš kur atsirado ta meilė kosmosui? Iš tikrųjų istorija buvo tokia, kad prieš daugiau negu porą metų mes ruošėmės projektui QB50, kuriame palydovai bus paleisti 2015 metais. Bet susiklostė aplinkybės taip, kad mes nuvažiavom į NASA į stažuotę ir tenai pradėjom kurti vieną tokį palydovėlį mažesnį ir kurį mes greičiau galėjom įgyveninti. Tai iš tikrųjų antras projektas jau kaip ir vyksta. Iš esmės mes jau ruošiame sekančiam projektui, pagal planą paleidimas yra lygiai po metų panašiai, 2015 metais. O jūs taip pat minėjote, kad jums svarbiausias pradžio uždavinys buvo sukurti tą infrastruktūrą. Tai ar galite plačiau papasakoti apie tą infrastruktūrą, kuri padės jums ir toliau kurti savo palydovus sėkmingiau? Kaip ir Laurynas minėjo, palydovų, sakykime, kūrimas ir apskritai įvairių technologinių dalykų, kurie yra šiek tiek galbūt sudėtingesni ir labiau priekyje už tam tikrus kasdienius dalykus. Jie reikalauja labai multidisciplininės patirties, tai yra įvairių kompetencijų. Tai kalbant apie infrastruktūrą, tai
geriausia pasaulinė praktika ir mūsų požiūrių geriausia praktika yra, kai centras yra universitetas, o aplinkui centrą, aplink universitetą, aplink akademinį centrą yra išsidėšiusi pramonė. Tai elektronikos pramonė, mechanikos inžinerijos pramonė, įvairūs komponentai, tiekėjai, tie, kas gamina, sakykime, galbūt tie, kas konsultuoja, bet visas, sakykime, surinkimas, visas mokslas, projektavimas turi vykti, šiai dienai turi vykti akademinėje aplinkoje. Ir po to ilgainiui toje visoje infrastruktūroje atsiranda atskiri tokie taškeliai, mazgeliai, kuriuose pradeda vystytis, sakykime, tam tikri produktai, tam tikros paslaugos ir panašiai. Bet šiai dienai pradžiai, kaip ir minėjau, tai yra akademija ir verslas. Tokia kaip ir sąjunga. Mhm. Reikia būt drąsiem, reikia nebijot klausti, reikia nebijot kalbėti, diskutuoti. Aš iš tikrųjų žaviuosi, kaip mums pavyko suburtą komandą. Atrodo, Lietuvoje visi kalba, kad visi yra užsisklendę savyje, daro savo darbus, nes jiem nerūpi, kas vyksta aplinkui, verslas su mokslu nebendrauja, bet iš tikrųjų tai viskas prasideda nuo asmeninės iniciatyvos. Mes tiesiog ėjom iš eilės įvairias įmonės, tiksliau ne iš eilės, o į tas įmonės, kurios mūsų manimų jom turėjo būti įdomu, tai jų nišas, sakykime, jų technologijos galėtų būti ten pritaikytos. Ir kuomet tu parodai, kad tai, ką jūs darot, gali būti panaudota kosmose, tai jie sako, cool, tai gerai, darom, tai nauja patirtis, galų gale galbūt gims nauji produktai, kažkokie naujos inovatyvios idėjos. Tai iš tikrųjų atsirado labai daug susidomėjusių įmonių, žmonių, kurios tiesiog iš įdomumo, iš to smalsumo, kad tai yra jų sukurtas daiktas skris į kosmosą, ten bus išbandytas, tai juos tiesiog tas sužavėdavo ir taip ir prisijungė prie mūsų. Ir turime dar vieną klausimą iš jūsų žiūrovų. Kiek laiko veiks palydovas ir ar atsiųs iš kosmoso nuotraukų? Taip, pagal planą jisai turi veikti apie pusę metų, apie 6 mėnesius. Vėlgi priklausomai nuo gamtinių sąlygų, nuo saulės aktyvumo, bet vidutiniškai jisai turėtų veikti 6 mėnesius. O nuotraukos taip pat yra plane, kaip tokia jau didžiausia techninė sėkmė. Tai taip, yra skraidinama fotokamera ir bandysime padaryti pirmą lietuvišką nuotrauką iš kosmoso. Jo, bet tai bus pats sudėtingiausias, pats svarbiausias uždavinys. Taip, kad pirmą, kai tik tai gyvendinsim, tiksliau tai nesvarbiausias uždavinys, o yra sudėtingiausias ir mažiausiai svarbus, nes mes turim pradžiai vykdyti sudėtingesnius ir šiek tiek prioritetą suskirstyti savo uždaviniam. Tai pirmas uždavinys yra užmegzti ryšį su palydovu, nes be ryšio tai nebus ir nuotraukos. Tuomet reikia be abejo įsitikinti, kad palydovas gali išgyvuoti orbitoje per visą ciklą. Tai yra, kad Žemės šešėlyje baterijos neišsikraus ir palydovas taiga nenumirs. Tai yra daug prieš tai einančių uždavinių, kuriuos reikia įgyvendinti, kad paskutinis tas jau nuotraukos atsiuntimas būtų sėkmė. Taip kad aš tikiu, kad mes įvykdysim tą tikslą, bet laikas parodys. Taip, dabar vėlgi galima labai filosofiškai pažvelgti. Iš tikrųjų, ant Žemės mes, tarkim, kaip ir bet kokie konstruktoriai, padarom viską, kas yra mūsų jėgoms. Tai yra maksimaliai išbandom, maksimaliai pagal reikalavimus sukonstruojam, o dabar jau palydovas yra gamtos rankose. Tai reikia tikėtis ir reikia laukti, kad viskas bus gerai. Nes sistema yra pakankamai sudėtinga ir iš tikrųjų supratom, kad nebereikalo žmonės taip serga, kai, sakykime, amerikiečiai leido savo roverį į Marsą ir visi to momento laukia. Tai yra iš tikrųjų kaip ir apvainikavimas viso darbo, vadinkime. Ir jau galutinio rezultato gavimas. Jo, ir iš tikrųjų tam nereikia tikėtis, kad tai bus super aukštos raiškos nuotrauka. Reikia atsižvelgti tai, kad palydovas yra labai nedidelis, galios resursų turi nedaug ir nuskirs apie 2000 km iki jo, taip.
kai jis bus pakils virš horizonto ir šiek tiek daugiau nei 500 km, kai jis bus aukščiausiame taške virš horizonto, jis tuo metu skries 8 km per sekundę greičiu. Ir tokiom sąlygom perduoti duomenys yra pakankamai sudėtinga. Radio signalas dėl resursų mažų yra labai silpnas, o slopinimas signalui einant per atmosferą yra didelis. Dėl to gali būti nuotrauka su defektais, jinai gal neatrodys labai patraukliai, bet mums tai vis tik bus turbūt pati brangiausia nuotrauka gyvenime, nes tai yra, tai pirma nuotrauka iš kosmoso vis tik, tai simbolinė reikšmė. Ir prieš pradedant filmavimą jūs minėjote, kad nors jau atrodo, kad jūsų palydovas yra NASO's rankose, tačiau kaip paties projekto darbų padaryta dar tik tai pusė ir laukia dar daug sunkaus darbo. Ar galite paminėti, ties kuo dirbate patys šiuo metu? Čia gal iš tikrųjų šiek tiek paaiškinsiu, ką aš turėjau omeny. Pats sukonstravimas, aišku, yra daugiau negu pusė darbo, bet kaip ir mes diskutavom, jisai turi veikti dabar kosmose. Tai čia yra kita pusė. O darbų be abejo liko, norim dabar tą visą patirtį, visą komandą perduoti ir universitetui, ir žmonėm, ir visuomeniai. Ir iš esmės dabar pagrindinis darbas toks ir yra susisteminti visą patirtį, kiek įmanoma, išdėlioti ją į dokumentus ant popieriaus ir pasidalinti su visais, kas to nori. Taip pat dar vienas yra svarbus dalykas, kurio reikia nepamiršti. Kai sukuriamas kažkoks naujas produktas, turbūt 100% niekada neįmanoma padaryti jo tobulai. Visada yra kažkoks užslėptas defektas, kuris paaiškėja eksploatacijos metu. Taip ir mums gali taip atsitikti, kad palydovui skriejant orbita išlys kažkoks tai nenumatytas defektas ar kažkokia programinė, kurios mes tiesiog nepastebėjome. Tai kad tam pasiruošti, mes norim sukurti, dabar renkam lėšas palydovo replikai, 1:1, ir norime toliau daryti bandymus ant Žemės su palydovu ir ieškoti toliau klaidų, potencialių gedimų, kad mes galėtumėm pasiruošti ir galbūt jau nuspėti, kas gali būti blogai ir ruoštis iš Žemės stoties, sakykime, galbūt kažkokias korekcijas programiniam kodui. Ir gavome dar 2 smagius klausimus iš žiūrovų. Tai yra, kokius tyrimus vykdysite palydovo pagalba ir kokie pirmi žodžiai nuskambės iš kosmoso? Kolega, čia jau tyrimai tavo sritis. Tai čia jau buvo daug kalbėta iš tikrųjų, bet tai nėra iš tikrųjų mokslinė misija, tai yra technologinės demonstracijos misija. Tai mūsų tikslas nėra ištirti grinai kosmosą, bet mūsų tikslas yra ištirti tuos komponentus, kuriuos mes įdėjome į palydovą ir kurie turi veikti gerai. Tai vienas iš tokių tyrimų bus radio retransliatoriaus išbandymas. Tai yra renginys skirtas bendrauti 2 korespondentams radio mėgėjiško dažnio diapazonu palydovo padengimo zonoje. Kuomet palydovas skrenda orbitoje, jo padengimo zona yra maždaug 2000 km spindulių išsidėsčiusi aplink tašką virš palydovo ant Žemės. Tai bus vienas iš mūsų eksperimentų, tai turbūt vienas svarbiausių mūsų technologinių tikslų, nes tai yra tikrai lietuviškas produktas, nuo nulio sukurtas. Kitas eksperimentas bus išbandyti mūsų sukurtą programinę įrangą, kuri valdys palydovą. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu jinai veiks sėkmingai, tai mes galėsime pakankamai užtikrintai ją kliautis kitų misijų metu. Kitose palydovėse galima bus tiesiog patobulinti ir taikyti. Taip pat visa elektronika, kuri valdo pagrindinius įrenginius, tai yra centrinis procesorius. Tai komponentas, kuris taip pat čia buvo sukurtas Lietuvoje, jį sieksime išbandyti. Taip pat tirsime palydovo dinamiką, kaip jis juda apie savo masės centrą iš ilgai orbitos. Mūsų palydovo
pozicionavimas vyksta pasyviai, magnetinio lauko pagalba, dėl to mums reiks nustatyti, ar palidovo kryptis orbitoje, jo, sakykime, regos laukas yra toks, koks reikia, nes be abejo kamera turi žiūrėti į Žemę, o ne kažkur į žvaigždės. Įdomiau yra Lietuvą nufotografuoti. Tai tirsime tą dinamiką, taip pat nuotraukas, kaip minėjom, jau bus tikslas padaryti. Ir ką žinau, dar pamiršau kažką ar ne? Na, iš esmės apibendrinus, tai mes gausim duomenis, kurie mums padės suprasti, kas tai yra kosminė erdvė. Mes realiu laiku norime prisiliesti prie kosminės erdvės, prie nesvarumo būklės, prie kosminių sąlygų, prie kosminių temperatūrų ir panašiai. Tuo pačiu metu išsibandant elektroniką ir patikrinant visus savo skaičiavimus ir modeliavimus ir prognozes. Tai iš esmės toks mokslinis, inžinerinis, galima sakyti, tikslas ir yra iš tikrųjų, nes nėra konkretaus arba mokslinio eksperimento, arba inžinerinio, bet tai yra visuma, kuri mums duos daug duomenų apie kosminę erdvę ir apie tuos sprendimus, kuriuos mes padarėme. Puiku, tai ačiū Jums tada labai ir sėkmės darbuose. Šią mūsų vaizdo konferenciją baigsime ir primename, kad rytoj 4 val. Taip pat tiesiogiai per verslo žinių portalą ir Jungtinių Amerikos valstijų ambasados portalą matysite jau paskutinį mūsų webinarą ir Tarptautinę verslumo savaitę baigsime.